Šiaip tokį pamatyčiau prie savo skrydžio, tokiu metu nolipčiau turbūt. Ką tai papostinau savo pirmą video vlogą. Reikia keep it fresh. Keep it interesting. Turguje pakeliui radau. Kartą pradėti antrą. Gardim Levioza. Tai sveiki, aš esu Laurita. Ir čia mano pirmą savaitę Tailande. Tam vlogė bus šiek tiek visko apie viską, o jau kiti vlogai nublemba rimtai. O kiti vlogai bus turbūt su temom tam tikrom. Nors aš nežinau, pirmą kartą darau vlogus, gal taip ir nebus. Tai žiūrim ir laukiam. What am I gonna do? I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna do a little bit of this, a little bit of that. Nuomosios trollerį. Žiūrėjau, vienai dienai kainuoja 8 eurų. Jeigu visam mėnesiui, tai būtų ten pigiau. Kuosi šalmą. Mano žirgas. Nu tai va, pasiėmiau motorollerį. Reikia palikti depozitą 5-6 eurams. Viskas. Labai paprastas, trukau realiai 2 minutės. Čia niekur nėra benzinų kolonėlių, čia yra tik tai va tokie vat, benzas. Ir tau įpila. Dabar nusprendžiau gyventi ten, kur ramiau Kamalui, bet nepagalvojau, kad dabar yra ne sezonas ir visur yra labai ramu. Tai ten, kur ramiau, yra ypatingai ramu ir labai neįdomu. Patarimas. Rinktis viešbutį, kuris turi baseiną ant stogo, jie būna daug tvarkingesni dėl gyvūnų ir dėl medžių. Tailande šiuo metu žiema, todėl daug lyja, labai daug tamsta, jau apie 6 būna tamsu. Šiaip dėl lietaus nesiparinu. Šilta. Noriu susitikti su Evelina iki Patong. Norim pažiūrėti, kas ten per vakarėlių vietą. I met with Evelyn again. Jei norite vakarėlius, atvykite į Patong. Tailande legalizuota nesenai, nuo tada čia pilna kavinukų ant kiekvieno kampo kaip Amsterį. Tokia žolės parduotuvė, yra visokių žaidimų. Tiesiog atvarai, pasiimi kaseką, rūkai ir žaidi. One joint for 300, yeah? I just asked Evelyn if does she smoke, does she ever tried weed, and she's like, no, do you have mushrooms? I was just curious. Vakarienių spotas visą laiką yra turgus, nes čia ir gali rasti visko. Jūs galvojate, kur turguje nėra išgerti? Žinoma, kad yra išgerti. Tailandas garsėja savo masažais, čia valandos laiko pilnas kūno masažas, kainuoja nuo 8 iki 12 eurų ir labai jos stengiasi, tiesiog. Jo, 4 diena, kai aš nešioju tos pačius rūbus, tai tiesiog bandau improvizuoti. Kelias veda link Muay Thai to klubo. Varau apsižiūrėti į viršų. Tai treniruočių kaina nemaža, mėnesį 280 eurų, tačiau vyksta kiekvieną dieną 2 kartus per dieną rytais ir vakarais. Sako, rytoj yra 8 ryto, treniruoti ir 4. Sakau, 4. Liau tikrai eisiu rytais, bet kol kas man daro atostogų mūdą šitą savaitę, tai ne. Jau ir geras vaibas. Treniruotės vyksta po 2 valandas, atrodai, va taip. Vienas treneris dirbo su tim atskirai, privačiai. Realiai ateinant į bendras treniruotės, visi gauni privataus darbo. Vienas gražiausių dalykų man čia, tai po treniruotės kiekvienas padėkoja tiek treneriui, tiek vienas kitam už dalyvavimą. Esu po treniruotės. Pirmą kartą gausiu šituos grybukus. Žiauriai skanu. 20 centų. Na ką, vėl orelis toksai. Nu, va toksai, va. Aš jį pasiimu šiaip tai porą dienų, bet dabar matau, kad pasiims visai savaitę, tai subarvaryti susitart dėl mažesnės kainos. Žinau, kaip nugalėtoja, nusiderėjau labai gerą kainą. Man dabar 7 dienom būtų gavęs 1760 batų jų pinigų, o aš nusiderėjau 24 dienom už 4000. At this point, aš turiu motorollerį visam mėnesiui beveik, bet aš neturiu kur gyventi po 3 dienų. Viena iš priežasčių, dėl ko važiavau į Tailandą, dėl maisto, nes žiauriai skanus maistas, visą laiką skaniai valgau. And I'm gonna stop worrying about calories. Man patinėt, bet šios viskas taip nešiojama. Kaip skanu. Šiam paskutinę naktį viešbutyje kraustusi į hostelį. Gyventi arčiau salės, didesnis miestas, gražesnis paplūdimys. O taip atrodo su lagaminu ant motorollerio ir važiuoju. Pusiaukeliai, nes tiesiog negaliu atsižiūrėti į vaizdą. Tai didelis miestas, degalinė pirma užfiksuota. 10 eurų gyvensi hostelį ir va yra 2 kambariai, sisters, brothers. Ir nėra žmonių, tai aš gyvensiu viena. Labiausiai fancy hostelis, kokiam esu buvus. Taip atrodė hostelis Kolumbijoje, Bogotoje.
o taip atrodė Meksikoje. Abu kainavo po 5 eurų. Jau saulė šviečia. Kartą esu pliaže, nes šviečia saulė. Visą naktį buvo žiauri audra, žiauri lijo. Dabar esu Kamala Beach. Nėra gražiausias paplūdimys, kokį esu mačius. Daug šiukšlių labai šonuose visur. Tai va. Vyras eina iš paskos, o ta juodinėja arkliuko. O tai va, kaip gerai, kaip smagu. Antra naktis praleista šitam kambarį. Tai galvoju likti dar turbūt savaitį mažiausiai. Kiekvienas rytas prasideda nuo čai arbatos. Čajain. Nuo čajain arbatos. Žiauri geras oras. Antrą saulėtą dieną atvažiavau į Surin paplūdimį, dabar čia gyvenu. Pilna surferių, toks jaukus, švarus. Laimi prieš Kamala Beach tikrai skėtis. Lova 2,50 €. Šiaip visuose vloguose visą laiką bus kainos. Visko, net nebūtinai ką aš pirksiu ar ką aš veiksiu, bet aš paklausiu kainų tam, kad galėčiau jums parašyti. Na ką, pirma savaitė baigta. Kaip tikra vlogerė pasisakysiu. Subscribinkit, komentuokit komentarus. Tai komentuokit, įdomu man jūsų nuomonė, įdomu ar įdomu. Ir susitiksim kitam vlogė. Bye. Tatų saloną renkamės.